Tai jeigu eisit balsuoti, žinokit, vieną klausimą paklauskit. Prašau jūsų. Kaip tu žiūri ES federalizacijos projektą arba centralizavimo, arba stiprinimo? Jeigu jums pasako pritariu, tai jūs nepritarkit. Aš tiesiog patariu. Aš pats nedalyvausiu tame Europos parlamento rinkimuose, aš galiu drąsiai tą sakyti. Aš tiesiog jums patariu nuoširdžiai, ką aš matau ir ko norėčiau, kad išvengtum. Nes Europos Sąjunga, mano supratimu, jeigu eis į tą sritį, jinai sugrius ir labai greitai pati savaime. Jau dabar yra klausimų ir nepradeda griūt ir tas bandymas yra, man atrodo, jis yra dar klaidingas ir dar labiau greičiau sugrius. O mums Europos Sąjunga nepykit. Europos Sąjunga Lietuvai padėjo labai daug. Jūs nuvažiuokim į ekonominę prasme vystymuisi tikrai padėjo. Jūs nuvažiuokit į bet kokią pasovietinę valstybę, palyginkit, ką mes turim ten ir čia. Mes tikrai geriau gyvenam, mes tikrai labiau europietiškesni, mes tikrai ir kultūrą savo pakėlėm labiau, bet nereikia daugiau galių suteikti ir centralizuoti, sumažinti savo suverenitetų. Tiesiog tai būtų neprotinga. Viskas, atrodo, atsakiau.